Surski, kūčios kūčiom, kalėdos kalėdom, bet yra ir neramaus politinio gyvenimo. Ar girdėjote, kad Gediminas Vagnorius bandys pakeisti Vytenį Andriukaitį? Kas? Gediminas Vagnorius, eurokomisaras? Ai, kiek savo aš neįsivaizduoju. Andriukaitis eurokomisaras. Gediminas Vagnorius bandys laimę Seimo rinkimuose Andriukaičio vietoje, Žirmūnuose. Andriukaitį žinau, Žirmūnus žinau. Kas tas Vagnorius, man pasakykit? 2 kartus buvęs premjeras, Žemaitis nuo Telšių. Ne, tai Paksius. Tai Paksius, tai ko jūs man sakot, kažkoks tai kitoks žmogus. Tai Paksius čia yra. Eis vietoj Andriukaičio, nu. Pasakyti. Ką? Jūs durnas, ar, bandot primesti save tokį, kad esate durnas? Gal tikrai daugiau toks. Gediminas Vagnorius. Tai. Vagnorius. Gediminas. Vagnorius. Premjeras buvęs. Premjeras buvęs. Taip. Premjeras buvęs. Tai čia Kirkilas. Tai kodėl jūs Kirkilą apvardžiuojat kažkokiu Vagnorium? Kas jums yra? Ar gražu? Gediminas Kirkilas. Čia kitas Gediminas. Čia Gediminas Vagnorius. Toksai aukštas, plikas, toksai gražus, akiniuotas darbo partijos narys Gediminas, kuris sako gyvenims gerėj, kur apie save šneka trečių asmenių, kur sako mes. Na, gerai, tai čia plikas, su akiniais, vietoj aš sako mes. Tai čia Valinskas yra. Kas jums? Ne, oi, susinervinu. Palaukit, kur jūs dabar einat? Taigi jūs, gerai, jūs manęs negerbkit, bet jūs gerbkit žiūrovą, sėskit, ateikit, paaiškinkit, kas tas yra jūsų tas Gediminas Andriukaitis, kuris ten, kaip jūs jį ten vadinat, kur balotiruosis. Režisierius, uždėkit Vagnoriaus nuotrauką, kad durna pelė pamatytų veidą. Da, tai čia šitas. Tai čia Monako kunigaikštis Albertas, kuriams šią savaitę gimė 2 dvynukai. Tai labai geras kandidatas Žirmūnams. Kas jums yra? Ką vėl neatspėjau? Neįtiksiu jam, o niekaip neatspėjau. Ne šitą sakot, ne?